Sveiki, mėlyjeji. Prieš pradėdamas iškilmingą minėjimą noriu padėkoti visiems čia susirinkusiems ir vilniečiams, ir svečiams atvykusiems iš kitų Lietuvos vietovių ir užsienio. Taip pat Lietuvos baikerių kongreso bei Lietuvos šaulių sąjungos atstovams šio iškilaus renginio dalyviams. Išskirtinė nuoširdi padėka Lietuvos Respublikos Seimo nariui Laurynui Kasčiūnui, Seimo darbuotojai Emilijai Balodytei, renginio rėmėjams Rimvydui Sitavičiui, UAB Jugans direktoriui, Arūnui Brazinskui, UAB Rumex MMZ direktoriui ir Petrui Rupšiui, UAB Baltic Contracting Group direktoriui. Antakalnio progimnazijos muzikinio ansamblio vadovui Ryčiui Kvedarauskui, dailininkui Gediminui Ruzgiui ir kompiuterinės grafikos specialistui Juliui Atidukraičiui, Vilniaus karaliaus Mindaugo rinktinės vadams bei kariams, Vilniaus šaulių 1003 kuopos vadui Kostui Ivanauskui, taip pat Lietuvos kariuomenės vadovybei, kariuomenės garbės sargybos kuopos vėliavininkams bei salvių šauliams. Ir žinoma, Lietuvos policijos reprezentaciniam orkestrui, jo vadovams Artūrui Maniušiui ir Eimantui Anskaičiui, daug prisidėjusiems, kad šis renginys taptų spalvingesnis ir paliktų kuo geresnį įspūdį. Ir visa tai vardan tos Lietuvos. Taip, Antakalnio muzikinis ansambliukas atliks dainą Mano vardas Lietuva. Šiandien minime didvyriško 1941 metų tautos, kitaip vadinto Birželio sukilimo 85-asias metines. Šiai progai skirtą iškilmingą minėjimą pradedame. Tai jau 12 iškilmingas minėjimas rengiamas šioje aikštėje. Kai 2015 metų Birželio 23 popietę pirmąjį kartą čia susirinkome pasitikti iš Kauno sukilimo lopšio, grįžtančių simbolinę sukilimo ugnį parvežusių motociklininkų, mūsų čia tebuvo keletas. Tačiau vėliau, kiekvienais metais, aikštėje rikiavosi vis ilgesnės spalvingų motociklų eilės ir kasmet vis gausesnis uniformuotų šaulių
bei paprastų laisvę mylinčių žmonių būrys. Ir galbūt tas pirmasis 2015 metų mūsų susibūrimas, ta pirmoji mūsų šauniųjų baikerių motociklininkų iš Kauno sukilimo lopšio parvežtoji simbolinė sukilimo ugnis, įskrido pirmąją kregždę ir sudegino nuo sovietmečių besitęsiantį melo, baimės bei neapykantos šviesai uždangą. Ir šviesa pasklido. Šiandien 1941 metų Birželio sukilimas minimas jau daugelį Lietuvos vietų. Birželio sukilimo tema rengiamos viešos diskusijos, forumai, netgi tarptautinės konferencijos. Ar visą tai šiandien taip plačiai vyktų, jeigu 2015 metais nebūtume susirinkę čia? Jeigu mūsų šaunieji vyrai motociklininkai nebūtų parvežę tos simbolinės sukilimo ugnies. Tikime, jog netoli tas laikas, kuomet Birželio 23 bus švenčiama valstybiškai, kuomet prezidentas ir aukštoji šalies valdžia nepabijos ateiti į aikštę, pasveikinti susirinkusius ir tiesiog šventiškai, šiltai pabendrauti su žmonėmis. Kai vyriausias Lietuvos šaulių vadas ir jo aukštieji pavaduotojai atvyks į šią aikštę ir atsistos šventinėn rikiuotėn kartu su čia išsirikiavusiais savo kariais ir skambant Lietuvos himnui bei kylant vėliavoms, atiduos pagarbą tiems, kurie krito kovoje už tai, kad šiandieną mes esame laisvi, kad galime kalbėti savo kalbą ir pagaliau nieko nebodami džiaugtis šios dienos akimirką. Ką šiandien pasakytų už juos ir mus visus 1941 metų Birželio kovose kritę šauliai, tautos sukilimo dalyviai. O juk tą lemtingai birželį jie pirmieji pakėlė ginklus prieš mūsų tautos naikinimą, prieš raudonąjį bolševikinį terorą. Ir daug jų krito už tą vienintelį, patį šviesiausią ir patį kilniausią tikslą - laisvės bei nepriklausomybės atstatymą Lietuvoje. Deja, tinkamai to neįvertinant ar pasiduodant nepamatuotoms fobijoms bei šalies primetomoms nuostatoms, prioritetai pagarbai ne visuomet atiduodami tiems, kas to labiausiai nusipelnė. Visą tą puikiai apibūdina vieno iš Birželio sukilimo vadų, antisovietinio ir antinacistinio pasipriešinimo dalyvio Leono Prapuolenio, jam jau gyvenant Jungtinėse Amerikos valstijose, išsakyti labai prasmingi žodžiai. Įsiklausykime. Jau tradicija tapo metai iš metų minėti pirmasias masinės deportacijas, bet ne laimėto tautos sukilimo prieš sovietinį okupantą sukaktis. O juk 1941 birželis mūsų tautai ir valstybei daug reikšmingesnis yra sukilimo faktu nei deportacijomis. Tačiau sugrįžkime į aną tokį tolimą, tiek daug Lietuvos žmonėms vilčių teikusią vasarą. 1941 metų Birželio 23 diena, 9:28 Kauno radijas atnaujina nutrūkusią savo transliaciją. Lietuvių aktyvistų fronto vyriausiojo štabo vardu pirmasis prabyla Leonas Prapuolenis. Jis paskelbė atsišaukimą, deklaruojantį laisvės bei nepriklausomybės atstatymą Lietuvoje. Dėmesio, dėmesio. Kalba Kaunas. Laisva ir nepriklausoma Lietuva. Susidariusi laikinoji, vėl atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo pranešimu skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę, jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais. Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės
ir socialinio teisingumo pagrindais. Pasirašė ministeris pirmininkas Škirpa, krašto apsaugos ministeris brigados generolas Raštikis, užsienio reikalų ministeris Sipaitis, finansų ministeris Matulionis, darbo ministeris daktaras Pajaujis, pramonės ministeris daktaras inžinierius Damušis, prekybos ministeris Vytautas Statkus, žemės ūkio ministeris profesorius Vitkus, komunalinio ūkio ministeris inžinierius Landsbergis, valstybės kontrolės ir prekybos ministeris Vainauskas. Pristatoma laikinoji Lietuvos vyriausybė, kreipimasis kartojamas vokiečių ir prancūzų kalbomis. Po to eteryje suskamba Lietuvos himnas. Lietuvos miestuose ir miesteliuose laukiama ženklo pradėti visuotinį sukilimą prieš raudonąjį okupantą. Ir štai radijo bangomis nuaidi visoje Lietuvoje lauktas, iš anksto sutartas sukilimo šaukinys, Kipro Petrausko atliekama liaudies daina Saulelė raudona. Tauta pakyla į lemiamą mūšį. Birželio 23 dieną, 12 val. Kaune, Vytauto didžiojo muziejaus varpinės bokšte iškeliama trispalvė. Tos pačios dienos 16 val. Prie Vilniaus universiteto centrinių rūmų narsios jo profesūros, vadovaujamos Teisės fakulteto prodekano Stasio Žymanto Žakevičiaus pastangomis, po metus trukusios raudonosios okupacijos, suplasda pirmoji trispalvė Vilniaus mieste. 19 val. Sukilėliai Justinas Mažrimas ir Mikas Apinys Gedimino pilies bokšte iškelia antrąją. Tautos sukilimo ugnis iš Kauno persimeta į Vilnių. Į nekenčiamą okupantą šaudama iš visur, net iš greitomis įsirengtų apkasų Gedimino pilies ir Trijų kryžių kalno šlaituose. Lietuvos sostinė didvyriškai valosi nuo bolševikinio gaivalo. Sukilimas tęsiasi ir jo įžiebta ugnis
plinta visoje Lietuvoje. Prašome į aikštę įnešti simbolinę sukilimo ugnį. Per 7 sukilimo dienas nuožmiose kovose žuvo daugiau nei 2000 Lietuvos sūnų ir dukrų. Tai maždaug tiek pat, kiek per 2 nepriklausomybės kovų metus 1918–1920 metais. Jų atminimą prašau pagerbti tylos minutę. Ačiū. Kompozitoriaus Loydo Weberio kūrinys Pėja Jėzų, skiriamas kritusiems kovose už mūsų laisvę ir nepriklausomybę, atlieka violončelininkė Goda Andrijauskaitė. Į aikštę kviečiu Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos ginkluotų karių grupę.
Vietoj! Stop! Ginklas žemyn! Kariai šaus dvi simbolinės garbės salves. Pirmoji 1941 metų Birželio sukilėliams. Antroji pokario Lietuvos partizanams. Trečioji per amžius žuvusiems už Lietuvos laisvę. Dešinėn! Ginklą imk! Ginklą aukštai! Sit! Salve ugnis! Ginklą aukštai! Sit! Salve ugnis! Ginklą aukštai! Sit! Salve ugnis! Ginklą žemyn! Kairėn! Žengte marš! Vėl girdėsime Antakalnio progimnazijos ansambliuko atliekamą trumpą dviejų dainų programėlę Yra šalis Lietuva ir Nupiešiu Lietuvą. Šalis,
amžina šlovė ir pagarba kritusiems už laisvę. Iš aikštės bus išnešamos gėlės, kurias Lietuvos šaulių sąjungos kariai nuveš ant žuvusių Birželio sukilėlių kapų rasų kapinėse. Kelintas toks pavasaris, paženklintas kančios, kai guldo galvas vyrai dėl laisvės Lietuvos. Jau kovas, tirpsta sniegas, toj gegužė kukuos, kiek vasarų, pavasarių jie jums beatskaičiuos. Dar žiemą siaučiant pūgai, kai valgėte kūčias ir patylom giedojot kalėdinės giesmes. Kai sunkią lemtį savo dalinotės drauge, tiek daug čia jūsų buvo, seklyčioje tada. Kur skautas, kur perkūnas, nenuorama dagys, kur visat linksmas saidas, jaunutis bei lokys, kur gimnazistas žvirblis ant nosies su pensne, prieš 2 žiemas išėjęs į mišką su klase. Neliko jų nė vieno, taip laukiamų dėja. Ir nebeverk, motulė, tokia karių dalia. Prie mikrofono kviečiu buvusį krašto apsaugos ministrą, Lietuvos Respublikos Seimo narį Lauryną Kasčiūną. Gerbiamas Laurynai, prašytume trumpai pakalbėti apie nūdienos grėsmes Lietuvai, gal net Europai ir pasauliui. Ar Lietuva būtų pajėgi savarankiškai sulaikyti prieš rytinį agresorių, kol ateis reali vakarų sąjungininkų pagalba? Ir ar galima tikėtis greitos NATO reakcijos, neprarandant, pavadinkim, buferinių Pabaltijo valstybių teritorijos? Sveiki, laisvos Lietuvos, laisvi žmonės. Kai kurie istorikai skaičiuoja, kad nuo Algirdo Didžiojo laikų kiekviena lietuvių karta turėjo savo mūšį su Maskva. Ką tai rodo? Tai rodo, kad mūsų valstybė turi gilias istorinės tradicijas ir tai, kad kiekviena tauta, tautos karta turėjo kiekviena savo gyvenimo tarpsnį įrodinėti, kad esam valstybingumo verta karta. Ir tai yra milžiniškas iššūkis. 41 metų sukilimas be abejo apipintas įvairiomis propagandinėmis klišėmis. Todėl labai svarbu liudyti šitą sukilimą ir neleisti jo pamiršti. Todėl labai džiaugiuosi, kad 12 metus iš eilės mes renkamės čia. Ir turbūt šitoj istorijos grandinėje ir 41 metų sukilimo, Birželio sukilimo visoje šventėje mes turim ir atsakymą į klausimą, kodėl ar mes esam saugus, ar mes galim apsiginti. Kitaip tariant, jeigu mes turėsim valią ginti savo šalį, jeigu mes būsim tie, kurie pasiryžę ir aukosim savo gyvybės, tai bus signalas priešininkui geriau čia nežengti kojos. Aš ne kartą kalbėjau apie dygliuotą lietuvišką ežį, kuris net ir daug stipresniai rusiškai meškai būtų pernelyg nepatogus. Prezidentas kalba apie naują geležinį vilką. Tebūnie ir tas, bet kiekvienu atveju valia gintis yra esminis dalykas. Taip ir atsakymas į klausimą, ar ateitų parama ir pagalba iš sąjungininkų. Taip, jie ateis, bet tik su viena esminė sąlyga. Mes pirmiausia turim patys pasiruošę būti ginti savo valstybę. Nepamirškime to. Ačiū visiems už tai, kad esam šiandien čia. Šlovė mūsų didvyriams. Aikštėje laukiam profesoriaus Vytauto Landsbergio, tačiau dėja šiandien jis yra ligoninėje. Profesorius niekada neignoruodavo, niekada nepraleisdavo mūsų minėjimų, mūsų šito renginio. Dėja, šiandien jo nėra, bet jo sveikinimo žodį perduos gerbiamas Laurynas.
Lygiai prieš metus profesorius Landsbergis, būdamas čia šito aikštėje, Birželio sukilimą pavadino ir pasiūlė mums visiems vadinti Lietuvos sukilimu. Tad perdodu jo žodžius. Sveikinu visus, kurie mini 1941 metų Lietuvos sukilimą prieš okupantę Sovietų sąjungą. Tai buvo nepaprastos reikšmės tarptautinis įvykis. Europą jau siaubė dviejų diktatūrų – raudonosios ir rudosios pradėtas pavergimo karas. Lietuva vienintelė sukilo už laisvę. Lenkiame galvas kovotojų ir visų aukų atminimui. Vytautas Landsbergis. Ačiū. Ačiū. Su mumis Lietuvos Respublikos Seimo narys Audronius Ažubalis. Gerbiamas Audroniau, kaip ten laikosi mūsų Seimas? Kas vyksta jo viduje ir kas matosi žvelgiant į pasaulį per jo langus? Seime, pasakyčiau, nieko labai nauja, tačiau Seimas po truputį drąsėja. Jeigu praėjusiais metais mūsų pasiūlytam rezoliucijos projektui skirtam pagerbti sukilėlius pritarė 30 Seimo narių, šį kartą 47. Tiesa, 3 po to išsigando ir atsiėmė savo parašus. Aš noriu pasakyti, gerbėmėjai, kad kelią tikslą pasiekia einantis. Ir todėl tikrai aš labai dėkingas visiems čia susirinkusiems, kuriuos matau kas metai. Po truputį, aš tikiu, mes pasieksim tai, kad ir mūsų valstybės vadovai nebedrebės ir nebegalvos, o kągi pasakys Berlynas ar Vašingtonas. Žiūrėdami į Ukrainą, žiūrėdami į Lenkiją, ir nebandydami spręsti, kas teisus ar ne, turime pažymėti vieną dalyką. Kad mes turime imti pavyzdį, kaip šitos tautos kovoja už savo istoriją. Lietuva dėja čia atsiliekančiųjų tarpe. Todėl linkiu mums visiems, kad kitais metais susirinkę turėtume Seime daugumą. Ačiū Jums. Dėkojame gerbiamam Audroniui. Žygimantas Pavilionis, taip pat Seimo narys, turintis nemažą diplomatinio darbo užsieniuose patirtį, nestokojantis įdomių minčių bei įžvalgų, kurias mums trumpai ir papasakos. Prašau, Žygimantai. Galbūt pratęsiant Lauryno ir Audroniaus mintis, vis galvoju apie tos besipriešinančius. Iš esmės, laisvė yra susijus su kilimu. Jeigu mes nuleisim galvas, nebus nei laisvės, nei sukilimo ir įsivyraus amžina taika. Taip mums sako šiandieniniai bolševikai valdžioje, kurie mums sako susitaikyti su komunistiniais drakonais, susitaikyti su blogio šimi, dialogu atversti jų širdis. Tai yra absurdas. Aš atsimenu Miuncheno suokalbį. 38 metus vienas premjeras Čemberlenas tada paskelbė apie amžiną taiką. Mes žinom, kuo jo amžina taika baigėsi. Taika šiuo metu kuriama jėga. Jeigu tu nori ją apginti, tu turi priešintis. Ir ačiū Dievui, kad šiandien, ne taip kaip 41 metais mes nesam vieni. Šiandien su mumis yra ir Berlynas, ir Vašingtonas. Šiandien su mumis yra visa Europa. Šiandien tas pats Laurynas su mūsų Andrium Kubilium kūrė Europos gynybos sąjungą. Šiandien mes įtikiname tuos europiečius, kad galų gale atėjo laikas gintis. Ir aš tikiu, kad ateis tas momentas, kai mes įtikinsim visą alijansą ištęsti NATO ranką Ukrainai. Mes už ją kovosim, mes ją laimėsim ir Rusijos imperiją nugalėsim. Dėkui. Kaip minėjau įžanginėje kalboje, organizuojant šios dienos renginį, daug prisidėjo Lietuvos šaulių sąjungos karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės 1003-osios kuopos vadas Kostas Ivanauskas. Gerbiamas Kostai, trumpas jūsų sveikinimas mūsų šauniesiems šauliams ir visiems minėjimo dalyviams. Gerbiami šauliai, gerbiami Seimo nariai, kreipdamasis jūs paskaitysiu keletą eilių baladė apie Birželį. Juozas Kruminas. Reikia žodis, kad būtų kaip šūvis, kaip virkštis iš liepsnojančio žaizdro.
kad jis eitų, kaip ėjo lietuvis, kada degė jo gyvosios žaizdos. Tai granatos palankėmis kaukė ir patrankos iš tolo dundėjo. Lietuva buvo kartuvių laukas, linko medžiai ir griuvo be vėjo. Degė kaimas, prie kelio užšilo, šalia šautuvus tarškino vyrai. Miestos tautinės vėliavos kilo ir nuo kulkų suplyšusios sviro. Trumpai eilėraštis, to meto eilėraštis atspindintis tą laikmetį, kas buvo Lietuvoje. Dabar mums vertinant sukilimą viskas atrodo kitaip, žiūrint iš europietiškų pozicijų. Tuo metu buvo Lietuvoje kartuvių laukas. Ačiū. Ačiū, Kostai. Mūsų bendrus siekius bei idėjas palaiko ir remia šaunus Lietuvos patriotai, Lietuvos baikerių kongreso atstovai. Renginio dalyvius kongreso vardu pasveikins merginų motociklininkių klubo Vėjų laumės prezidentė Liudmila Kryvel. Būtinai turiu pasakyti, kad mūsų gerbiama Liudmila, negailėdama savo asmeninio laiko bei jėgų, labai daug prisideda organizuojant šias šventes. Nuo pačio pirmojo Birželio sukilimo minėjimo 2015 metais iki šios dienos nėra praleidusi nė vieno renginio. Paplokim. Tavo žodis, miela Liuda. Iš tikrųjų, šiandieną nuostabi diena, džiaugsminga diena. Šiandien 85 metai. Gerbiami renginio dalyviai ir myli bendraminčių. Šiandien susirinkome pagerbti 41 metų Birželio sukilimo didvyrių, žmonių, kurių sunkių Lietuvai metų išdrįso pakilti į kovą už laisvę, nepriklausomybę ir savo tėvynės ateitį. Lietuvos baikerių kongresas gyvuoja nuo 2004 metų. Per šios mus vienijo ne tik meilė motociklams, bet ir pagarba Lietuvai, jos istorijai bei žmonėms, kovojusiems už mūsų laisvę. Kongreso nuostatos ir jo dvasia yra neatsiejamos nuo patriotinių vertybių, pilietiškumo ir pagarbos mūsų valstybės istorijai. Šiandieną pagerbimo kolonoje važiavo 50 motociklų. Iš tikrųjų, dėkoju kiekvienam, kuris šiandieną atvažiavo. Bet taip pat, tie, kurie šiandieną dar yra čia, aš noriu, kad mes pagerbtumėm ne tik koloną, bet ir mūsų geležinių žirgų garsais. Prašau prieiti prie savo motociklų. Tai gyvuoja mūsų Lietuva. Ačiū, Liuda. Ačiū puikiam motociklo orkestrui. O dabar kito orkestro eilė. Aikštė Lietuvos policijos reprezentacinis orkestras. Orkestro meno vadovas Artūras Maniušis. Dirigentas Eimantas Anskaitis.
visiems šios puikios šventės dalyviams, pranešėjams, pagalbininkams ir rėmėjams. Pagarba šios dienos šventės dalyviams, Lietuvos šauliams ir motociklininkams, sukilimo ugnį nuvežusiems į Lukiškių aikštę ir uždegusiems kritusių už laisvę atminimui. Tegul dar ilgai liepsnos mūsų širdyse, primindama kokią brangią kainą iškovota laisvė ir kaip mes ją turime ginti bei saugoti. Kviečiu atsiimti Lietuvos Respublikos Seimo padėkos raštus.